Labas, šiandien susitinkam Holo sveikatingumo studijoje su laida apie sveikatą ir ne tik. Na ir prie manęs yra žmogus, šalia kurios vyksta transformacijos, keičiasi mąstymo modeliai. Ji yra telepatė, atliekanti regresinės hipnozės, taip pat ir kvėpavimo terapijos instruktorė, Holos komandos dalis Inesa. Tai labas dar Labas. kartą Inesa. Labas. Ačiū. Ačiū, kad sutikai atvykti. Na ir turbūt, aišku, labai įdomu būtų sužinoti apie tave, apie tavo gyvenimą ir įdomiausiai apie darbinę sferą. Tai yra apie kvėpavimą ir apie regresinės hipnozės, kas galbūt daugeliui klausytojų bus įdomu, apskritai kas ta telepatija ir ką ji daro. Tai va, bet norėčiau gal pradėti tokiu klausimu. Ar tu visada turėjai gerą sveikatą? Ne. Tai kas buvo? Jo, turėjau. Tai sveiki, aišku, dar kartą ir visiems. Tai turėjau labai prastą sveikatą. Tai čia, aišku, čia istorija. Čia turbūt, kad sutilpti į tą trumpą laiką, tai yra sunku, bet tiesiog pabandysiu trumpai, sutrumpinti istoriją. Tai mano sveikata buvo gal kokių 25 metų, kai man buvo 25 metai, tai visiškai buvau sugriuvus. Iš tikrųjų visiškai nesveika, tai jeigu pradėt vardinti, Kas tau buvo? Hormonai, skydliaukė, žarnynas, skrandis, balso stygos buvo visos, kaip pasakyti, išsiderinę, išėję. Aš jau nekalbu apie tai, kad tai nėra, tai buvo diagnozės. Taip. Tai nebuvo tik tai, kad aš ten skundžiausi ar blogai jaučiausi, bet tai buvo diagnozės. Aš lankiausi pas visus medikus, man visur buvo diagnozuota, kad aš turėsiu iki gyvenimo galo gerti ir hormonus, ir omeprazolį, žarnyno kiek visokių tyrimų pridaryta, aš jau net nevardinsiu. Paskui finale, tai aišku, dantys, visokios parodontozės. Wow. Ir hemoglobinai, įvairios kraujo ligos ir visa kita. Tai ko tikrai neturėjau, gal kad jau taip, jeigu jau paprašiau pasakyti, ko neturėjau, negu turėjau, tai gal labiau, kad neturėjau tikrai depresiją dar man nebuvo aplankius, nors jau kai atėjo kvėpavimas į mano gyvenimą, aš jau buvau turbūt arti to. Tai va, tai dar tikrai tų tikrų panikos atakų nesu patyrus, kur klientų tikrai nemažai būna su tuo, tarkim, mane. Ir onkologija kaip irgi buvo arti to, ta prasme jau ir krūtis, tai čia, kaip sakau, visa puokštė buvo manyje. Tikrai visur lankiausi ir onkologijos ligoninės. Tai va, tai turėjau visą tai ir dabar neturiu nieko. Ar šiandien tu jautiesi? Taip. Atrodai nuostabiai, švyti, esi labai graži, spinduliuojanti moteris ir nebevarstai turbūt gydytojų durų. Ne. Dabar tavo duris varsto klientai. Taip, esu iš tikrųjų šiai dienai tai visiškai sveika, nežiūrint to, kad po traumos ten turiu šiek tiek ten dabar tokių atsistatymų, o šiaip tai turbūt nežinau, gal 8 metai nebuvus pas medikus, gal ir daugiau, net nežinau. Tai va, tai neinu nei profilaktiškai, kas čia dabar gali būti antireklama, nei nesilaikau jokių programų. Kur mums bando labai visi įteikti, kad mes pagal programas, tarkim, turėtume mane nuo 40 metų. Na taip, vėžio yra įvairios programos ir panašiai. Tai ne, aš to nedarau, bet nerekomenduoju kitiems, kaip sakau, kiekvienas jaučia. Tiesiog aš jaučiuosi gerai. Smagu girdėti. O gerai, dabar kvėpavimas, nes apie tai tu kalbi garsiai, tu esi tikrai labai plačiai žinoma Lietuvoje kaip kvėpavimo terapijos instruktorė. Žinau, kad ir eilės tikrai pas tave yra ilgos, norint patekti į individualią sesiją. Tai kaip būtent kvėpavimas atsirado tavo gyvenime? Gal tu atsimeni prieš istoriją, kada sužinojai, kad yra tokia terapija kaip kvėpavimas, kas tave link to pastumėjo? Ar tos sveikatos įvairios puokštės? Ne, tai nebuvo paieška sveikatos, gal dėl sveikatos, tai aišku, tas kelias buvo visoks. Taip. Kai finale tai aš nustojau barstyti duris, kaip tu paminėjai, tai kai jau buvo, man norėjo, kaip sakyti, diagnozuoti kraujo ligą, nepagydomą kraujo ligą,
tada aš tiesiog su visais tais popieriukais grįžau namo, nutrinkiau tos popieriukus ir pasakiau, jeigu man liko kažkiek, tai aš tebūnie, bet nugyvensiu tai be daktarų, be nieko, tiesiog aš paleidau. Apskritai viską, nes aš pavargau. Iš tikrųjų pavargau, nes kur ateidavo, man visur kildavo klausimai, ne, sako, tu čia kas 3 mėnesius turi ateiti programą, pasidaryti kraujo tyrimus tą, čia tą. Ir aš supratau, kad tada kam aš tenais einu, jeigu aš vis tiek iki gyvenimo galo, kas 3 mėnesiai turėsiu, tarkim, skydliaukę tikrintis, ne, krūtis tikrintis, tą tikrintis, tą. Nu, tai žodžiu, man labai kilo daug klausimų, aišku, buvo jau pas mane keitėsi mityba, tam tikri, kaip sakyti, pradėjau fizinius visokius pratimus irgi sveikatintis per fizinį kūną daugiau, kvėpavimas visiškai netikėtai atėjo į mano gyvenimą, tai buvo tiesiog, net nežinau, tai buvo neieškojimas, tai tiesiog jau kažkas mane ten įmetė. Bet tai tikrai buvo etapas, kai aš jaučiausi labai blogai, tikrai aš turėjau tam tikras netektis artimų žmonių, po kuriuo aš tiesiog negebėjau atsistatyti pati. Ir tada jau tikrai jau man grėsė, nes aš jau labai svorio buvau daug netekusi ir šiaip, manau, buvau papulkėjusi ir veido oda, nu šiaip visas jau kūnas signalizavo, kad sos jau tau yra negerai. Tai va, tai aišku, buvau jau ir charakteris, aš jau nekalbu apie savo pykčio priepuolius, visus, kaip sakyti, nesusitvarkymus su savo emocijom ir su aplinkiniais, aišku, konfliktai visokie ir namuose, manau, kad pykčio priepuoliai buvo didžiuliai. Tai va, nebuvo smagu šalia manęs. Turbūt klausytojai atpažins dalį savęs, aš tai. Taip, ir tada tiesiog aš apie vadinamą, nes mano visa pažintis su kvėpavimu, tai prasidėjo nuo rebefingo, nuo stiprios kvėpavimo praktikos, kuria gyvenu ir vedu ir tikrai labai tikiu. Aišku, tai, kaip sakyt, papuolus į teisingas rankas. Tai va, tai aš papuoliau visiškai netikėtai tuo metu, kai buvau visiškai sugriuvus ir papuoliau kažkaip ten, kur papulti buvo sunku, tarkim, ne, bet matyt buvo mano laikas ir man tada kažkas įvyko toj sesijoje. Iš tikrųjų, aš atsidaviau, aš tikrai tada atsiguliau į tą sesiją. Be lūkesčio. Be jokių lūkesčių. Aš nelabai ir supratau, kur einu, nes aš esu tas žmogus, kur nepasiskaitysiu, nepasigilinsiu, nepasidomėsiu, tai tiesiog matyt, man reikėjo tenai atsidurti. Atsiguliau, pasitikėjau meistru, pas kurį atsiguliau, jo vedimu, jo, kaip sakyti, technika visa. Ir taip, man ten įvyko labai didžiuliai, kaip sakyti, ir paleidimai, ir fizinių kūnų labai stipriai jaučiau, ir emocijos labai stipriai pasileido ir tada aš išėjau ir aš supratau, kad aš matau visai kitaip pasaulį. Wow. Pamačiau kitas spalvas, pamačiau kitaip save, supratau labai daug dalykų apie save, man labai valėsi, tikrai man labai valėsi po tos praktikos toksinai, mane labai pykino ir, žodžiu, ten prasidėjo mano kelias. Taip. Tai gal tu galėtum kažkaip apibriežti, kas yra tas rebefingas? Nes turbūt daugelis žmonių gal nori ateiti, žinai, domisi, YouTube ieško, kas tai gal va taip trumpai, žinai, tai kad labai, kaip aišku sakyt, platu, bet kas mums gyvenime svarbiausia, ne, vat vis tiek, tai, kaip sakau, vieni ieško savęs, kiti sveikatos, treti santykių, dar kažko, ne, bet vis tiek viskas tai yra apie ramybę, apie tą taiką su savimi, tai geras santykis su savo kūnu, su savo emocijom, su savo protu galų gale, ne. Kaip mes sukuriam tą tinkamą santykį su savimi, tada turim tinkamą santykį ir su aplinka. Tai tikrai neateina po vienos sesijos, ne, tarkim, bet tai yra greičiausias kelias į pajautimą savęs. Tai nes rebefingo metu, tai kas yra? Tai yra praktika, kuri atliekama dažniausiai gulint, ne, nes vis tiek tai yra gilus, aktyvus kvėpavimas, tai yra sujungtas kvėpavimas, kurio metu gali išsikelti, kaip sakyti, nuo tos ir perteklinės energijos, ne, perteklinio deguonies, oro, ne, ką mes ten kvėpuojam. Ta prasme, kiekviena ta sesija turi kitą intenciją, bet jos metu tiesiog pasileidžia tam tikros įtampos. Galų gale padidėja energijos kiekis, ne, organizme, kurio dažniausiai mums trūksta.
gaunam tam tikrus atsakymus sesijų metu, ateina kažkokie aiškumai. Jie ateina net ne visada sesijos metu, jie kartais ateina, tarkim, sako, Tęsiasi, negi taip, tas tai yra ne tiesiog čia ir dabar. tąsa, tai nėra tai, kad sesijos metu supratau, tai yra tiesiog tas aiškumas, proto aiškumas atsiranda, ne? Tikrai gerėja miegas, gerėja sveikata, gerėja santykis su savimi ir su aplinka. Jo metu tiesiog mūsų širdis susijungia su protu. Tai sakau, mes pradedam šiek tiek girdėti save, už tai daugam tai yra per daug sudėtinga praktika, kas yra nepasiruošę. Tiesiog nepasiruošę keistis, nepasiruošę išgirsti, Taip. tai tada žmonės tiesiog išsigąsta ir sustoja. Kiek maždaug reikėtų kartų? Nėra tokio skaičiaus nustatyto, bet faktas, kad vienas kartas, apskritai pirmi kartai žmogui, kad suprasti, ne, kad nevertinti praktikos pačios specialistų, kurie veda, ne, tuos, kad nepulti, kad tas geras, anas blogas, tas tai gerai veda, tas blogai. Kaip sakau, visada kiekvienam specialistui duokime laiko, pabūkime su juo, leiskime jam prisibelsti į jūsų širdį ir kiekvienas vis tiek turi savo techniką, savo principus vedimo, ne savo patirtis kažkokias, kuriomis nori dalintis, tai tikrai reikia kelių sesijų, kad suprasti, kad pajausti. Galų gale pirmi kartai tikrai yra daugiau apie įtampas, apie baimės, kur mes daugiau jaučiam fizinį kūną, mums yra nejauku, nedrąsu, tik tai po kelių sesijų mes pradedam atsipalaiduoti, kur tikrai mes pradedam gauti tą tikrą rezultatą, kuris turėtų būti, ne kaip rebefingo rezultatai yra. Tai po pirmos karto, kaip sakau, vertinti yra tikrai beprasmiška. Apskritai vertinimas jau čia būtų kita istorija, kad vertinti iš vis gal nereikėtų, reikia tiesiog priimti ir būtume. Tai, bet kaip rekomenduojama yra, tarkim, šiaip iš praktikos 10 sesijų bent jau. Bet jeigu tu esi, jauti, kad tu esi gyvenime labai vertintojas, tai gal tokiems žmonėms ir iš tikrųjų vertėtų ateiti, pabandyti tą kvėpavimo terapiją ir pažiūrėti, kaip tu gali išeiti už savo sukurtų ribų, nes turbūt ribotumas labai irgi kuria įtampą gyvenime. Taip, tai rebefingas apskritai yra apie tai, kad jo metu, nes kadangi tai yra dėmesys, vis tiek stebėjimas ir dėmesys yra kvėpavimo, ne? To, kokį užduoda rebefelis, tarkim, ne? Ir tuo metu, nes ten jau gali būti kvėpuojama ir per nosį, ir per burną, kaip sakau, visada primenu prieš sesijas, ne? Kad tai nėra taisyklingas kvėpavimas, kad tai yra kvėpavimo praktika, reikalinga, tarkim, tikslingai vedama, ne? Gal kažkokius įsitikinimus pakeisti, nes labai rebefingo metu keičiami yra įsitikinimai, įpročiai, paleidžiami neteisingi įpročiai susiformavę per tam tikrą laiką. Nes turbūt kartais žmogui net ir sunku suprasti, kad jis turi kažkokių tokių gilių įsitikinimų, taip? Taip. Ir būna, kad ar sergu, ar dar kažkas, nuo to turbūt ir prasideda. Gal sekantis klausimas mano, norėčiau, kad tu pasakytum, kas apskritai yra ta sveikata. Mes nesivadovaukim ten pasaulinės sveikatos apibrėžimais ar kitais apibrėžimais, bet įdomu iš tavęs išgirsti, kas iš tikrųjų yra sveikata ir kodėl ji ima ir kažkuriuo gyvenimo momentu mus apleidžia. Tai sveikata, tai vis tiek aš vienareikšmiškai tikrai tuo tikiu, nes tai perleidus jau per save, nežinau, čia lietuviškas žodis ar ne, ir tas vis tiek per patirtį savo, nes praktiškai kiekvieną dieną vis tiek matau klientų istorijas, kaip jiems sekasi visą tai irgi įgyvendinti, integruoti į savo gyvenimą. Tai vienareikšmiškai yra nervų sistema. Taip. Tai yra mintys, aišku, mūsų, kaip tai yra protas, aišku, kame mes gyvename, ne, ir visa nervų sistema. Tai kai mes esame ramūs, susibalansavę, kai mes gyvenime nebevertinam, nebekuriam lūkesčių, nebepykstam, kas labai, tai yra, kaip sakyti, labai bloga, kaip sakyti, emocija, pyktis, kuris tiesiog mus nualina, atima labai daug energijos, kuriam destruktyvę energiją ir aplinką aplink save, tai destrukcija kuriasi ir mumyse. Ir pati patyriau, kai paleidus pyktį, paleidinėjant jį, čia dar, kaip sakau, kelias ilgas ir tikrai būna visko gyvenime, bet tų reakcijų būna vis mažiau.
Tai va tas yra nervų sistema. Ir kuo jinai ramesnė, kuo jinai stabilesnė, kuo mes esam labiau balanse, tai vadinasi, kad balansas yra visko. Tai nėra, kad tik aš susitvarkiau savo emocijas, ne, ir Taip. aš visa susitvarkius. Tai ne, turi būti ir fizinis kūnas tvarkytas, ir emocijos tvarkytos, ir protas sutvarkytas. Visas, kaip sakau, holistinis tas visas, Taip. ne, vis tai apima absoliučiai viską. Ir tai mums padeda vienareikšmiškai kvėpavimas. Nes aš dirbau su savimi, su kvėpavimu, negalvodama, kaip susitvarkyti sveikatą. Aš negalvau, kaip sutvarkyti emocijas. Taip. Tiesiog aš intuityviai ėjau, man kvėpavimas tiko, aš jaučiausi gerai. Aš kiekvieną dieną darydama ar rytinę tą kvėpavimo praktiką, ar vakarinę, nes kvėpavimą aš vienareikšmiškai vis tiek laikau, kad nevaikščiojimas yra befingus, o tai yra Kasdieninė praktika. Tai mūsų kasdienė praktika yra taisyklingas kvėpavimas. Tai šitą besitvarkant, praktikuojant tai, aš supratau, kad aš jaučiuosi vis geriau ir geriau. Aš pradėjau pastebėti. Pasirodo įmanoma, įrankis čia. Taip. Ir aš tada supratau, kad man pradėjo, aišku, žmonės pradžiai sakyti, kad tu geriau atrodai, aš pradėjau veidrodį save pastebėti. Ką tu su savim darai? Tada visi pradėjo klausti, ką tu darai, ką tu veiki. Tada aš aišku, kad dar nueidavau pas specialistus ir holistinės medicinos tuos alternatyvios medicinos specialistus, kurie mane pažinojo 15 metų. Ir jie visi manęs klausdavo, ką tu darai. Ir aš tiesiog atsakydavau, aš kvėpuoju. Aišku, visi taip keistai mane pasižiūrėdavo, bet stipriausia man buvo tai mano stiprėjanti nervų sistema. Tai ir aš kai supratau, kad aš net perėjo per kūną. Nebepykstu, aš nebesinervuoju, aš ten, kur reaguodavau, nebereaguoju. Taip sumažėjo gal aplinkinių ratas, kurie gal trigerindavo mane, tarkim, būdavo tokių situacijų, tikrai keitėsi mityba, keitėsi aplinka, keičiausi aš. Taip. Ir leidai savo, žinai, neįsikipti, kad ir draugų, ne, kai būna įsikimba žmonės ir atrodo nepatogu, vat, kažką paleisti, o kai vat, pradedi kvėpuoti, pradedi save jausti, turbūt ir aplinka valosi. Kaip sakant, iškvėpimas, ne, o kadangi kvėpavime visada sakau, nesvarbiausia yra įkvėpimas, o svarbiausia yra, kaip atliekam kokybišką iškvėpimą, nes tik tada mes galime kokybiškai įkvėpti, tai mes per iškvėpimą mes iškvėpiam. Tai vadinasi, paleidžiam įtampas, paleidžiam traumas, paleidžiam savo, kaip sakyti, patirtis visas, ne, bet tuo pačiu paleidžiam ir toksinus. Nes toksinai yra ir fiziniai, kuriuos mes iš oro, iš aplinkos, iš maisto pasiimam, paleidžiam emocinius toksinus, tai yra mūsų visos tos patirtys, paleidžiam mentalinius toksinus, kur mes visko prisikūrę, galvoj ten visokie, kaip sakau, tie tarakonai laksto, tai mes tiesiog per kvėpavimą visą tai iškvėpuojam. Už tai labai labai svarbu atkreipti dėmesį gyvenime, čia žmogui tiesiog patarimas, ne, kaip žmogus galvoja, tai kaip čia taip kvėpuota, ne? Tai svarbiausia visada pastebėt, ar aš tikrai iškvėpiu. Nes dažniausiai žmogus, žiūrėkit, įkvėpia, užlaiko kvėpavimą, sustingsta, o iškvėpimas kažkur dingsta. Tai va tas ir toksinai visi kaupėsi, viskas kaupėsi, pyktis kaupėsi, pavydas kaupėsi, kaip sakyti, ligos visos. Ir tada turim varstyti tas gydytojų duris. Taip. Taip, Inesa, dabar norėčiau po truputį keliauti link kitos temos. Ką tu darai, tas iš tikrųjų mano protu yra vis dar sunkiai suvokiama ir kiek aplinkai papasakoju, kad yra toksai dalykas kaip regresinės hipnozės, sako, kas tai yra. Na ir aš bandau papasakoti, bet turbūt geriausiai gali apie tai papasakoti tu. Tai yra ganėtinai galbūt ir naujas terminas. Aš tikiu, kad galbūt daug kas tai mistifikuoja ar kažkaip pritempia prie šarlatanizmo, bet mes tikrai ir holos yra ne apie tai. Tai vat gal tu gali papasakoti, kas yra regresinė hipnozė, vėl kaip ji atsirado pas tave, tu esi telepatė, ką tas telepatas daro. Tai taip labai trumpai, nes yra be galo įdomu. Ir tikrai dar neatrasta iš tikrųjų, bent jau mūsų kasdienoje.
Taip, tai nėra, tai yra iš tikrųjų labai populiaru. Aš manau, Mhm. kad Lietuvoje tikrai neseko aš tos erdvės, gal, Žinau, kad pas tave eilės yra ten 3 gal mėnesiai ar dar daugiau į priekį. bet Žmonės kažkaip apie tai sužino. sužinau kažkaip taip, bet esmė tame, kad čia dabar net paprasčiau pasakyti, Kas nežinau. yra ta regresinė hipnozė? Regresinė hipnozė tai jau vien tik nuo žodžio regresuoti, ne? Taip. Tai vadiname regresuojame atgal, ne? Tai vadinama, kad regresinės hipnozės metu jų yra visokių. Tai yra, kaip sakyti, apskaitai, tai ir galima taikyti per hipnoterapiją, ne, kai žmogus pats įvedamas. Netgi, kaip sakau, rebefingo metu mes irgi šiek tiek patiriam tą vadinamą hipnoterapiją, nes mes lygiai taip pat mūsų, kaip sakyt, mes pasiekėm tas bangas, nusiraminimą, ne, kai tos bangos jau nebe tokios aktyvios, smegenų kalbu apie Taip. bangas dažnį, ne, kurio metu mes galime jau, kaip sakyti, va tas ir yra, kaip susijungia širdis su proto, ne, tarkim, tai mes susijungiam su savo pasąmonė, kur va ir glūdi viskas, ne, ten Taip. viskas, ko mes, ta visa mūsų patirties, kur, kaip sakau, aš nenoriu dabar labai stipriai veltis ir gal eiti ten, kur žmogui sunku tai priimti, nes ne visiems tai yra priimtinama ir praeiti gal gyvenimai, ne, sielų, tos visos kelionės, kaip pasakyti, gal giliai tai ne, bet tarkim, ne, kad ir visokie, užtenka to nuo gimimo. Kiek mes patiriam visko, ne, visokių patirčių, traumų, jau ta pati gimimo trauma, Taip. ne, jau vien tik kaip užsimesga kūdikis ir tarkim, ką jisai patiria išgyvenimus tėvų, ne, mamos, tarkim, iššiose jisai būdamas, ką patiria, viskas jau kraunasi į jo atmintį, įsirašo. Ir ta prasme, ir paskui sako, vat, kodėl tas vaikas toks, o kitas kitoks, jisai pritraukia tokius įvykius į gyvenimą, jam ten vienam sekasi, kitam nesiseka, jisai galvo apie tave, taip jau viskas pradeda nuo mamos, ne? Taip. Tai tarkim mes irgi, vat, nuo regresinės hipnozės metu, nes mes mūsų, vat, tarkim, ne, praktika, kur dirbam, tai aš kalbu mūsų, tai, nes mes dirbam dviese, tai yra vedlė mano kolegė, ne, kuri veda mane į hipnozę, nes aš einu į būseną ir jungiuosi, tarkim, su žmogaus pasąmonė, nes žmogui pačiam ne visada pavyksta, tarkim, ne, nes kartais yra tikrai tam tikrų blokų, tokių yra, kaip sakyti, baimių, kurios bijo žmogui susijungti su savimi, tarkim, išgirsti save, tai mes žmogui padedam, ne, tarkim, ir aš, kadangi esu kaip ir telepatija, tai aš jungiuosi su žmogaus pasąmonė ir aš su ja kalbuosi. Aišku, su to žmogaus leidimu, su pasąmonės leidimu, tikrai negalima jokiais būdais kištis, neatsiklausti žmogaus ir ten kažkur, nes jau yra kitos pasiekmės, jau yra, kaip sakau, kiti dėsniai. Tai va, ir tada jungiamas ir tada ieškoma priežasčių. Nes žmonės tai kreipiasi, kaip sakau, su klausimu kažkokiu, taip. Ne, kažkam realizacija, gal, ne? Darbas, ne, pavyzdžiui, taip. Santykiai, sveikata. Dažniausios. Ir ta prasme, kodėl kartojasi tos situacijos, tarkim, arba kodėl, tarkim, kad ir labai žmonės ir patikėtom genetinėm, tarkim, lygom, įvairiom ir visų kuom, ir tiek žmonės įsitikė, kad jiem labai labai sunku patiem pakeisti. Ir tarkim, bandom, sako mane, tai bet, nu, tarkim, papasakot kaip ir galima, bet žmogus sako, bet man sunku, aš negaliu, ne? Ir tada mes tiesiog pasąmonėje vyksta va tas darbas, ne? Taip. Tiesiog pasąmonėje, tam dažnyje smegenų, va tie keičiami jo įsitikinimai visi. Ir įsitikinus, tarkim, tai aišku, pirmiausia, ieškoma priežasčių, pagrindinės priežasties, kodėl taip yra. Ir tiesiog jinai keičiama į pozityvę. Nu, čia aišku, kaip tai keičiama, nepasakysiu, bet po jų tikrai, bent jau po vienos hipnozės tikrai žmogus būna atsikratęs labai labai daug baimių. Ir labai daug mes turim nepagrįstų baimių, kur, tarkim, sako vaikas, nei ten patyrė, nei pas dantistą, tarkim, mane aš pati turėjęs labai 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 stiprių. Pasidalink. Aš turėjau labai labai didžiulę dantistų baimę ir skrydžių baimę. Tai ta prasme, tai buvo nepagrįstos, tai buvo visiškai neatsiminiau nei įvykių iš vaikystės, tarkim, kad man kažkas, nes nei aš buvau skridus. Taip. Ir man pirmas skrydis kažkas tokio, nebaisaus, tai tiesiog pati irgi dirbau su savo pasąmonė, atsigaminau tas patirtis visas iš praeities, ne, tarkim, ir atėjo ten tam tikri atsakymai, ne, ir juos pakeitus per kelis seansus, pačiai su savimi dirbant,
bet kaip mes galim irgi ir tas po hipnozių ateina tas tikėjimas savimi, kad aš pats esu kūrėjas ir aš pats galiu keisti, bet iki to žmogų reikia davesti. Tiesiog ne visi. Yra žmonės, kurie patys patiki tuo, tarkim, ne, Taip. bet yra kitiem, kur reikia šiek tiek padėti. Ne? Tai reikia, kaip sakau, nupūsti dulkes nuo pasąmonės, sugrąžinti tą atmintį, nes kiekvienas ją turi. Kiekvienas, kaip sakau, mes kiekvienas esam telepatas, ne, kiekvienas esam aiškiaregys, tik tai tiesiog reikia šiek tiek nusipūsti dulkes. Dėl ko tas užsidaręs, tarkim, matymas, ne, tas jautimas, gal intuicija. Ir kuo toliau, tuo daugiau žmonių atrodo, kad nejaučia savęs, ne, atrodo labai svarbu, ką kitas pasakys, darysiu, kaip kitas pasakys, ar rekomenduos. Labai tikrai va, tėvai, kaip sakyti, dovanoja vaikam kabutėse netokias patirtis, kad tu to nedaryk. Taip. Labai bando apsaugoti ne, savo vaikais, ta prasme, nes tas toksai, ne, tai tau tai šitas nepavyks. Ir taip mes randam tiek įvykių ir pagrindiniai. Čia ir prasideda tos programos turbūt, ne? Taip, pagrindiniai įvykiai dažniausiai 4-5 metukų būna, aišku, gimimo momentais, ką vat mes randam, ne, paauglystėje tos traumos, ypatingai, kai apskritai keičiasi paauglio kūnas, mąstymas, hormonai, jisai visas keičiasi, jam labai svarbu kitų nuomonė ir tada draugai kažką pasako, tėvai pasako, mokytojai pasako. Ir tada žmogus, jisai tiesiog baigia universitetą ir darbo ras negaliu, tarsi daug žinau, tada žmonės pasineria, vieni ten kažkokį tai dvasinį turizmą, kaip sakau, neria, kas dabar labai populiaru ir madinga, ne, kiti ten kažkur mokinasi be proto daug ir vis tiek kuo daugiau ten lenda, tuo daugiau to nepasitikėjimo savimi. Tai daug tų patirčių, tai va, po hipnozės realiai tikrai lieka daug mažiau blokų, žmonės nespranta, kur dingsta tos baimės, nes ką dar noriu pasidalinti, ne, tai tuo pačiu ir hipnozės metu dėka, kaip pasakyta, ne, rezultatas yra ir kvėpavimo, kad aš dabar pas dantistus einu ir bet nuskausminamu. Tai aš noriu tuo pasidalinti, nes mane tikrai pažinojo daug klinikų. Nes aš iš visur pabėgdavau, tikrai bijodavau ir atrodo įtikindavau save. Atrodo neįtikėtina, yra gerai, šiuolaikinė medicina, taigi čia viskas gali. Man visi sakydavo, tai ko tu bijai, taigi neskauda. Ir ateinu ir tikrai atrodo ir pasirinkdavau specialistus ir viskas kaip ir saugu gerai. Aš ateinu, man suleidžia visą burną nuskausminamųjų, man viskas, man vaistai neveikia. Nes iki tiek būdavo ant tiek baimė stipri, kad jinai net blokuoja veikimą. Ir kaip po to aš vieną kartą supratau ir manęs, aišku, kai visada įprastai klausia, tai kiek čia leidžiam tau tų vaistukų, sakau, neleidžiam. Ir sakau, pabandom ir man, aišku, prie viso to patėjo kvėpavimas, nes aš tikrai per eilę metų valdydama, praktikuodama kvėpavimą, integruodama jį į savo kasdienybę, ką mes ir darom ir rebefingo metu, kaip mes praktikuojam atsitapatimą nuo savo kūno, atsitapatimą nuo skausmo, kad nesusitapatinti su kūnu, nesusitapatinti su skausmu, tai mes tą aš patyriau, kad aš galiu tai valdyti. Tai va, tai kaip ir sako, ne, valdyti savo kvėpavimą, valdyti savo gyvenimą, tai tas ir dabar dar atsiminiau, Giedrė, iš tikrųjų, va, tas kaip pats pirmas mano su kvėpavimu, kur buvo, tai kai gimdykloje, kai aš su savo sūnum prieš 12 metų, tada mano akušerė pasakė, kad tai sako, tai atsimink, kad sako, sąrėmis trunka tik tai 2 minutes ir sako, tu gali tai iškvėpuoti. Ir tai buvo mano pirmas, kai aš supratau, kad man vyk, tie sąrėmiai ir aš tiesiog, kaip jinai man papasakojo, aš juos iškvėpavau ir tada man palatos kaimynė sako, o tu jauti, kad sako, tau jau turbūt laikas gimdyti. Sako, tau jau ten sąrėmiai, jos jau skaičiuoja, o aš iki tiek įsijaučiau tą kvėpavimą, aš taip čia valdau, man čia taip gerai viskas. Ir aš kuo puikiausiai visą tai praėjau, ten jau tas finalas, aišku, buvo ne pagal planą, ne pagal mane, bet jau tai aš nebegalėjau. Bet tai buvo pirmasis susitikimas. Tai apskritai buvo pirmas, kai aš supratau, kad aš su kvėpavimu galiu valdyti skausmą. Tai ir aš galvoju, kur aš buvau anksčiau. Tai va, tai buvo taip stipru. Taip, tai va taip, manau, aš po truputį ir ėjo pas mane. Ir kadangi aš irgi visą gyvenimą... Tokios užuomenos atrodo, ne? Kol tu dasikasi iki to, kas tikrai tavo.
mažakraujystė visą gyvenimą nuo pat mažens. Aš jau ten tų visų, kaip sakau, nežinau, dėl ko aš tų, kaip sakau, nesiaiškinau visų priežasčių, ne, bet tikrai atsimenu, kaip gerdavau burokėlių sultis, jautienas, slyvas, visokias džiovintas, viską praeidavo su manim. Ir žodžiu, pasirodo, kvėpavimas irgi labai stipriai įtakoja kraujo stiprumą. Tai yra irgi vat, nuo deguonies pasisavinimo ir kaip vat, vienas latvis gydytojas pasakė, kai jisai, nes aš pasirodo turiu tą, kaip sakyti, įgimtą nepasiėmimą, nu, kaip sakyti, deguonies, ne, tarkim, ir pas mane plaučių tas turis, tarkim, mažesnis toksai yra, ne, ir tas gal gyvenimo džiaugsmo to nepatirdavau tiek daug, ne, buvo laikas, kai buvau užsidaręs. Plaučiai juk apie džiaugsmą. Apie džiaugsmą, visiškai. Ir sako, šiaip tai vienas dalykas, kad, kaip sako, tave išgelbėjo tavo charakteris, tai tas vis tiek tas užsispirtas pozityvumas gyvenime, vis tiek visur išvelgti kiek įmanoma kažkokių geresnių dalykų. Ir kitas dalykas, irgi jisai klausė, kaip aš išsilaikau. Aš sakau, kvėpuoju, tiesiog praktikuoju kvėpavimą, tuom gyvenu, tai jis pasakė, kad tau tai ir padėjo gyvenime, nes tu tiesiog intuityviai pasirinkai tai, kas tinka ir per tai susirinkau savo patirtis. Wow. Iš tikrųjų, kad ir kaip galbūt keistai beskambėtų, bet mes esam tie žmonės, kurie atsakingi kiekvienas individualiai už savo gyvenimą. Visi galime jį keisti, jeigu norime, turbūt taip, ne? Taip. Ir sveikata priklauso 99% ar 100% nuo mūsų pačių. Nu, nuo mūsų emocijų, nuo mūsų nervų. Taip, vienareikšmiškai nuo mūsų pačių, nes man, žinai, toksai, kaip sakau, kaip sugebam susikurti ligą, tai susikurkim sveikatą. Taip, susikurkim sveikatą. Kažkodėl sirgti yra labai patogu, kaip sako, ne, pavyzdžiui, tarkim, pasakai, tai tau tik tai bereikės 5 minutės per dieną pakvėpuoti, tarkim, ne? Visai nedaug. Taip. Ir sako, bet tai taip sunku. Tai tada klausimas, sako, o sirgti ar lengva? Tai čia atsakyti savo į klausimą, kas yra lengviau. Ir kaip sakau, žmogus renkasi pats, kame jisai nori gyventi, ar ligoje, ar sveikatoje. Taip. Oi, Inesa, labai įdomus pokalbis. Ačiū tau. Ačiū tau. Ir iki. Iki.